Tu galėtum paskaičiuoti, kokios čia reikia, kaip čia reikia, kokia jėga prispausti šitą, kad laikytųsi trinties, kad trintis būtų ten, jo, tada paskaičiuoti ir... O aš tai nieko neskaičiavęs, tik su teipu sukliuva visą. Tai va, tai... Pirmas ofisas, į kurį įleido gal. Čia visi plentininkai direktoriai. Nu, ten... Buvo plentininkai visi direktoriai. O MTB darbininkai. Panašu, nes ta... Nu tai prie purvo. Ja, taip turi būti viskas normaliai. Mes turim su mumis Algį ir Augį, yra raideriai iš Vilniaus, turbūt kilę, iš kur kilę? Aš iš Vilniaus. Aš iš Panevėžio. Tai va, tai toks tarpmiestinis podcastas gausis. Nežinau, pašnekėkim apie dviračius, trasas ir šiaip dviračių gyvenimą, manau, visai įdomi tema. Jo, tai šiaip jūs dabar, pradėjot su šituo Bernatonio akademijos susitarėt ir pastatėt tenais Antakalnį, ten saulėtikai gal labiau, tas trasas naujas. Tai kaip ten viskas įdomu, nežinai, iš vidaus gal biškai sužinot, kaip ten viskas, kaip pradėjo tartis, kas idėjas pasiūlė ir kaip pasirašėt šitam visam reikalui. Tai jo, čia aš visą šitą pradėjau čia skaitytusi, nes iš tiesų pradžia buvo tokia, kad aš Vilniaus savivaldybei nesugebėjau padovanoti Skills Parko. Mes turėjome šitie, kur yra medinukai vaikams, šitie vaikų medinukai, tas lengviausia trasa. Juos BTA draudimas dovanojamės, gauname su BTA draudimu, kaip Velo Solutions, We Build Parks, kaip builderiai, mes turime su jais tokią akciją, programą, kad mes per metus porai miestų padovanojame, BTA finansuoja šitą, kad miestams tas vaikų trasas padaryti. O BTA čia yra... BTA draudimas. Okay. Tiesiog jie finansuoja ir mes ten... Latvija, ne? BTA draudimas, ar ne? Aš nežinau, kieno yra originaliai BTA. Ar... Bet jo, dar ir Latvija, ir Lietuvoje ten per kelias šalis šitą darom. Ir turėjau du komplektus šiemet tų Skills Parkų. Ir gavosi taip, kad vieną padovanojame Alytui ir kitą, galvom, reikia Vilniui, nes Vilniui nieko, ten čia kažkaip reikia tam Vilniui. Aš pradėjau tada su Vilniumi šnekėti ir supratau, kad ne, čia paskęs biurokratija šitas, čia mes stumdysime emailus metus laiko, iki kol kas nors įvyks. Tai aš ten parašiau porą mailų, supratau, kad čia yra duobė, iš kurios neišlypsim ir tada galvojau, ką daryti. Ir pat atsiminiau, kad jo, su Marium Bernatoniu mes buvom šnekėję kažkada prieš kokius 3-4 turbūt metus, kai jis dar turėjo Valkampiuose savo tokią bazę ir jis ten kažką apie tokio galvojo. Aš tada su juo susisiekiau, sako, aš dabar saulėtekį. Papasakau, kad aš turiu šituos ir sakau, aš tau noriu, kad aš juos davai tau duosiu. Aš kur nors pas tave pasakysiu, nes tu juos naudosi. Tu juos naudosi, galėsi, tai bus naudojamas daiktas, nes po to gali būti, kad, žinai, Vilniaus savivaldybė, jeigu einant ten jie atras kur nors giliai nukišt ten Pilaitės kampe arba kur nors užkampyje Vilniaus, kur jie atras aikštelę, kur jie bus pamiršti ir nenaudojami, gal tu bent jau dalykas bent jau veiks, bent jau bus naudojamas. Ir mes pradėjome su šitą idėją, kad tada su šito pradėjau šnekėti su Marium. Jis sako, labai hebra, sako, mano vaikams viskas yra faina, bet jie visi nori šuolių, nori posūgių, nori kažko visiems, kad būtų įdomiau, ne vien XC, ne vien plentas, bet jie visi kažko nori. Tai mes pradžioje tiesiog, kadangi nežinom niekieno nuomonės apie tai, mes tiesiog sakėm, šitoje vietoje. Pradžioje buvo kitoje vietoje idėja, tiesiog padariau tokį pasiūlymą, pirminį planą, daugmaž ką mes norėtume. Ir tiesiog Marius pradėjo rodyti Vilniaus univerui. Ten iš karto... Universiteto žemė? Jo, nes tai yra, kadangi tai yra universiteto žemė ir Marius dviračių akademija gerai sutarė su universitetu, tai mums ten buvo daug paprasčiau tartis su universitetu nei su savivaldybė. Tai ten pirma mūsų idėja, kur mes norėjome jį iš karto nukencelino, sakė, negalima šitoj vietai, nes mes tiesiog šovėme bet kurią vietą ir sakėm, čia. Nes jiem kažką reikia pradžioj parodyti, nes toks tada turi, žinai,
vištos ir kiaušinio problema, nes tu turi, žinai, tipo, jie nežino, apie ką mes šnekam, mes jiems negalime, mes, žinai, visi, mes jiems padarėme, mes va čia norim daryti, jie sakė, ne, čia mes negalim. Gerai, tada, bet jūs supratot, ką mes norim daryti, tai davai parodykit, kur galim. Jie ten per kurį laiką ten pasuko galvas, pasvarstė kitus variantus, sako, va, turime šabakštyną šitą apleistą miško gabalą. Pažiūrėjom, tada mes su Augiu nuvažiavom, pasižiūrėjom, sakom, o, wow, čia geras, čia ir yra peraukštėjimo, yra kur čia galima prigalvoti dalykų. Tada paruošėme ten panelį, kažką sugalvojom, oficialius tokius dokumentus, kad jie galėtų kažkas universiteto žmonės žiūrėti į brėžinį, į kažkokį tokį viziją, planą, kad jie ten galėtų tarpusavėje susitvarkyti. Ir jo, tada jie patvirtino šitą, iš tikrųjų, super geras buvo su Mariumi bendradarbiavimas, nes mes ten abudu gana iš vadybinės pusės gana neblogai susidirbome, kad jis savo galą, aš savo galą ir mes ten tarpusavį, aš tiesiog jam pasakau, ko man reikia ir abudu labai gerai susitarėm, jis gavo leidimą statyti, iš bent jau iš universiteto bent jau žodinį susitarimą, kad jo galite daryti. Ir tada iš karto jau pradėjom organizuotis techniką, žemės kažką, nes kadangi pats Marius irgi biudžeto neturėjo tą, tai darėm viską tokiu suneštinio baliaus principu, kad mes darom ir kažkur kas ką turi duoti. Ten vėl klinika davė šiek tiek pinigų, kažkas atvežė, kažkas organizavo žemės iš jo partnerių, kažkas apmokėjo dalį technikos nuomos. Toks buvo labai, labai daug iš tikrųjų skirtingų žmonių, skirtingų įmonių vis po truputį sumetė, tam, kad mes galėtume tiesiog judėti. Ir mes irgi ten neskaičiuodami valandų, neskaičiuodami ten savo įkainių, ten nieko nežiūrėdami iš tos pusės, mes tiesiog darėm, kad daryti, kad tą teritoriją išnaudoti kuo labiau, nes tai buvo pirmasis daiktas iš tikrųjų Vilniuje, tai yra tikrai pirmoji vieta ir galbūt netgi Lietuvoje, nežinau, kaip ten, kur kitur yra tokios, bet tokios, kad mus grinai paleido į visišką laisvę ir sakė, darykit, kad būtų gerai. Ir jo, ten aišku mes ten negalim prisigalvoti labai jau ten fancy, nes biudžetų nėra, ta prasme vis tiek reikia mums kažkaip, mes negalime po to pastatyti ir po to Marijai sakyti, tai čia 50 000 bus, padarėm, tu mums skolingas. Tai irgi viskas sveiko proto ribose, bet kiek mes ten iš tikrųjų nebuvome taip prispausti, kad visiškai reikėtų, bet darėm, kad būtų ir visai gavosi. Jo, ir turėjom labai daug laisvės tame, kad daryti ir daryti tai, ką mes matom, kas veiktų. Aš manau, kad tai ir davė daugiausiai tam spotui, dėl ko jis visai neblogas gavosi iš tikrųjų, kad ta laisvė tokia, kad iš tikrųjų galėjom daryti kaip norim, išnaudoti savo idėjas ir taip toliau. O tai šiaip kaip tavo statyti trasas, tai daug, viskas ten reikalavimų būna, ar kažko tokio, visai, kad laisvė. Priklauso iš tiesų, kokia yra situacija iš teisinės pusės. Tarkime, Jonavoje yra, kai statėme, tai tenais, kadangi yra finansavimai, yra savivaldybės, man atrodo, tenais netgi Europos Sąjungos kažkokie fondai, kažkas, tai ten yra daugybė sluoksnių tos biurokratijos, pro kurią tu negali praeiti, neprimdamas sprendimų, kurie, tarkim, iš mūsų kaip trailbuilderių pusės, kurie yra prasti, bet mes juos turime priimti, tarkim, dėl tos pačios skaldos dangos. Kadangi turi būti ten projektai įvertinami, ekspertizės, turi būti ten žmonės visiškai nesuprantantis, apie ką yra šitie projektai, jie turi pažiūrėti ir turi juos patvirtinti. Ir jie tada žiūri, ne, čia turi, kadangi tai yra takelis, tai turite naudoti skaldą, jūs negalite naudoti bet ko. Tokių dalykų. Taip, nes čia ir gaunasi, kai tu eini per tokį visiškai tokia labai biurokratinė pusė. Kai jau prasideda valstybinės miestų projektai, ypač ir jeigu nori jie gauti finansavimą iš kažkur, tai turi būti labai daug varnelių, kurios turi būti... Yra direktyvos, kuriam turi... Jo, ten yra taisyklės, kuriomis turi vadovautis
Jo, ir mes turime jas kažkaip ten pataikyti ir mums ten mes norime priduoti projektą ir tada mums sako, ne, jūs turite dar pridėti ten va tokių dalykų, nes čia taip reikalauja. Kažkuris statybos reglamentas ar kažkokios nuostatos reikalauja. Tai va dėl tos skaldos tai yra realiai tas visiškai toks biurokratinis dalykas. Iš esmės, iš dalies taip, nes mes, žinai, galbūt galėtume mes ten naudoti irgi, galbūt mes galėtume viską padaryti pigiau ir iš vietoj medžiagų, bet tada miestas negalėtų galbūt gauti finansavimo. Tai prasideda toksai, kadangi tai taip pat buvo pirmasis oficialiai darytas Lietuvoje projektas, kuris tokiu būdu, tai mes taip pat irgi pirmieji, kurie Lietuvoje tokį dalyką darėme, tai mes irgi nežinojome, kur paslysime. Tai taip pat irgi, tu eini į tokį projektą ir tu stengiasi pradžioj padaryti taip, kad jis tiesiog įvyktų. Bent jau. O po to jau dabar, žinoma, dabar jau darant mes jau darytume kitaip, mes tada galbūt jau darytume, kad gerai, galbūt mes čia galime išsisukti be europinių pinigų, bet daryti už pigiau, bet kitaip ir su tą laisvę galbūt gauti. Bet vėl, čia po visko labai paprasta sakyti. Ir taip pat ten yra visi tada brėžiniai, visi yra statybos leidimai, tai yra normalus statybos didelis projektas ir ten viskas prasideda labai kitaip pasidaro. Tai yra labai kitoks procesas negu vat, kai mes darėme Saulėtekyje. Tai tiesiog tas Saulėtekio buvo iš tikrųjų labai žiauriai geras variantas iš tos pusės. Kad mes gavom laisvę ir netgi ir pats Marius mums viską atidavė, mus paleido laisvę ir išvažiavo savais reikalais 2 savaitės. Taip, jis išvažiavo, grįžta jau pusę bike parko yra, gerai tęskit, vėl išvažiavo kažkur, ten jokių. Bet šiaip ilgai dirbot ties Saulėtekyje? 2 mėnesiai, bet taip mes ten nepilnai 2 mėnesius, nes buvo tokiais etapais, kad ten pasidarom dalį, tada. O šiaip dar iš... Mes dabar atsakai, Jonava yra, dabar Saulėtekis, tenais legalus viską. Bet šiaip dar bandėte kalbėti su kitom savivaldybėm, kur nors, kad kažką daryti. Nes, kita vertus ir, paklausos gal tada tos kituose miestuose nėra tokios, bet vis tiek Kaunas, pavyzdžiui, koks nors. Susidomėjimo yra iš tiesų. Nes yra miestelių, kurie mūsų vis užklausia, kartas nuo karto mes jam išsiunčiame pasiūlymus, nes jie ieško finansavimo, tarkim. Jie ten turi, bijau sumeluoti, galbūt tai kažkas Pajūryje vienas iš miestelių, dabar tiksliai bijau sumeluoti, kuris. Bet irgi mes jiems jau kelintus metus vis kiekvieną pavasarį išsiunčiame savo atnaujintą pasiūlymą, nes jie eina į kažkokį projektą, kur galima gauti finansavimo. Ten nedidelis, bet vis tiek jie kiekvienais metais bando ir galbūt kažkuriais metais gaus ir pastatysime, nes tokių yra kas yra susidomėję, kas žino apie dviračius ir kas yra tame kalnų dviračiuose, ypač kad ir tame pačiame XC, tai jie jau žino apie tai. Supratau, bet taip pat tada dirbi Velo Solutions. Taip, aš oficialiai esu kaip ir Velo Solutions atstovas Lietuvoje. Vienas iš žmonių, kurie čia dirba, iš tikrųjų mes čia esame šiuo metu dviese. Aš ir architektas Augustas Urbanas, kuris irgi taip pat yra raideris nuo labai senai. Taip, jis irgi vienas yra iš pirmųjų MTB turbūt streeterių Lietuvoje, tai mes su juo čia bendromis jėgomis kasamės per visą tą biurokratinę dalį, per visus popierius, per viską, kadangi jis yra architektas gana rimtas, tai jis labai padeda su šito dalimi. Bet šiaip daug iš idėjos taip dirbat. Realių pinigų iš tų projektų, vis tiek finansavimo iš to, kad sakyta, tai yra sudėtinga ir toks, būna kad realiai darai, statai, bet dėl to, kad ne kad savo žinai ten būtų kažkaip geriau, bet kad community tavus. Tai su trailais jo. Trailai pagrindai yra jo, o ten pamtrekai, skateparkai, ten kažkas tokio, tai čia jau atskiras yra, ten yra savivaldybių tiesiog projektai, tai yra miestų projektai, tenais tai yra. Bet čia tai paklausos turėtų ten nemažai. Jo, ten tas yra, bet tai vėlgi
čia ten yra visiškai atskiras darbas su atskira specifika, nes ten jau tu esi statyba. Tai yra visiškai rangos darbai, statyba, leidimai, viskas yra labai griežta, viskas yra labai turi praeiti, būtent kaip Jonavos pavyzdys, tai yra taip pat visi pamtrekai ir skateparkai ir visos, ką stato savivaldybės, tas jau turi būti ten pastatyti, tarkim, paprasto pamtreko ar kad ir skateparko techninis projektas yra ten 100 puslapių dokumentų. Kuris ten turi būti priruoštas. Turi būti suderinti ir turi būti... Bet gal dėl to, kad ekstremalus sportas, tipo... Tai yra... Not safe. Ne, tai pagrindai yra dėl to, kad tai yra oficialus statinys mieste, kurį stato savivaldybė. Tai yra tas pats kaip gatvė, kaip namas, tai ta prasme, tai yra... Jis turi atitikti statybos įstatymus, turi atitikti viską. Viskas turi būti apiforminta, viskas tai nėra ir pastatyta turi būti būtent tai, kas yra padaryta brėžinyje, kas dažnai mūsų apriboja gana. Kai mes čia galėjome, tarkim, Saulėtekyje viską keisti vietoje, kur mes neturėjome jokio, mes turėjome idėją, ką mes norime padaryti, bet mes neturėjome tokio griežto brėžinio, kurio mes turime laikytis. Kaip tu statydamas, tarkim, pamtreką arba skateparką, tu turi labai griežtą brėžinį. Ir tas turi būti, tu ten negali sugalvoti, mes čia, biški neveikia, tai mes čia biški pakeisim. Kad tą pakeitimą padaryti... Vėl 100 puslapių. Ten blogiausiu atveju tu gali vėlgi į tą ten nusikelnėję, po to metai, nuo tų pakeitimų tu gali metams nukelti projektą, netgi ten gali būti kitokių bairių. Tai ir projektavime, irgi tu jau ten stengiasi viską padaryti taip, kad čia viskas veiktų ir neprigalvoti crazy shit idėjų, kur po to tau, žinai, kad gali tau jos įkasti labai stipriai. Tai irgi jie gaunasi, ir su Jonava irgi buvo tas pats, dėl ko ten mes negalėjome padaryti ten crazy dalykų, ko mes ten galbūt čia galėjome padaryti. Nes ten irgi mes turim padaryti, kad tikrai veiktų, nes mes negalėsim ten labai daug stipriai judinti viską iš šonus, mes ten negalėsim, kad šitą sekciją neveikia, tai nedarysim šitos sekcijos, padarysim kitur kitokią sekciją. Ne, ten viskas turi atitikti brėžinį. Tai... O dabar man dabar įdomu, Jonava kaip savivaldybės, nežinau, žinai, patenkinti jie tom trasom, ar kaip, toks pasistatėt, Jiems patinka, kad tenais vyksta judesys, jiems patinka, kad... Nes Karolis Taip, nes pradžioje buvo, aišku, čia buvo tas ir kad tai atsirado karantinų visų laikotarpiu. Ir tada, kur viskas buvo tokioje duobėje, kur niekas nieko nedaro, niekas nieko nevyksta, tai pradžioje irgi jie buvo tokie, kad čia pastatėm, nelabai kas vyksta, bet tada, kai vėl viskas užsivedė, atsirado Karolis, kuris pradėjo daryti, tai ten jau savivaldybė irgi kitaip. Jau suprato, kas čia per projektas ir kaip jis čia naudojamas. Tas labai fainas, kažkaip norėtųsi, kad ir, aišku, MTB, tai, yra tas, kad reikia vis tiek miške reikėtų šiaip statyti tas trasas, jeigu norisi, ten dirt jumpai, ten galima, pasistatyti, bet koks nors, jeigu downhillas ar ką, tai vis tiek miško reikia. Tai gal dar irgi tas aspektas yra, kad jeigu per mišką, tai sunkiau irgi derinti su savivaldybė ir su miestu. Čia priklauso vėl kokia ten vietovė, ar parkas, ar ne, aišku, čia draustiniai, bet iš kitos pusės pas mus visa Lietuva beveik yra vienas didelis draustinis toks, prisiminimas, galime sakyti. Vietos neturi. Tai tada atsiranda daug sunkumų iš tikrųjų. Vėlgi, dar su šitais yra, kad labai miestai dar jie kaip ir supranta apie ką, bet jie iš tikrųjų nesupranta. Tai Saulėtekis, mes tikimės, kad mums labai padės bendrai visiems Lietuvos raideriams tokie projektai labai padės vien tam, kad mes galime parodyti, kad kai mes šnekam apie trailus, kai mes šnekam apie kalnų dviračių trasas, miške, pačiam draustinėje, kuriame ten negalime, mes jums galim atsivežti ir parodyti, kad mes apie tokį daiktą šnekam. Tai čia ne motokroso trasa, čia ne offroado, ne motociklo enduro, čia nėra purvynai, tai nėra paverčiama į arimus miškas, čia mes pravedame gražų takelį, viskas yra sutvarkyta ir tas takelis yra tas takelis. Jis, kuriame ir jis netampa kažkuo siaubingu.
Kad tai... Nu taip, kad... Jo, Niokot aplinką. Jo, nes tame yra be galo daug iš savivaldybių ir iš parkų direkcijų ir iš visų, kas yra atsakingi, jie labai bijo įsileisti tokius dalykus, nes jie bijo, kad po to bus, kad tai taps bardaku. Nu taip. Ir mes dabar galim parodyti ir plius, kadangi turime oficialią vietą, ko anksčiau niekada nebuvo, kur Vilniuje ir visur kitur, kiek yra statyta trailų, jie visi yra statyti partizaniniu būdu, ten žiūrint per petį ir niekas neteina ir greitai. Tai tu vėlgi negali ten atsinešti benzopjūklo ir sutvarkyti tą sekciją, kad būtų gražu išpjauti nuvirtusius medžius, nes visą laiką bijai, kad tave toje ateis ir supakuos. Tuose pačiuose Karoliniškėse ten skandalas po skandalų vis būna. Taip, ir ten vis, ir niekada ir šitie trailai niekada nebus iki galo išgriauti, nes, vis yra vis sekantis žmogus ateina ir pradeda daryti. Tu vienam duodi per nagus, bet tada už 2 metų ateina kitas, kuris pradeda visą, čia kažkas buvo, reikia pradėti daryti. Ir tai visą laiką ir tą savivaldybėm tikiuosi išeis kažkada parodyti, kad čia tai vyksta, nes žmonėm to reikia. Ne dėl to, kad visi yra, kalnų dviratininkai yra chuliganų banda, kurie niokoja mišką. Ne, tai vyksta metai iš metų, tos trasos yra statomos 10 skirtingų žmonių, nes visiems to reikia. Nes tie, kurie, tarkim, gal pradėjo tas pačias Karoliniškes ar Gariūnus ar kažkas, tai jie ten seniausiai neberaidina ir užsiema kitais dalykais, bet tos trasos vis dar gyvuoja, nes tai jau ten 3 kartą raiderių jie stato. Ir nebėra tokio, žinai, kas atsakingas už trasas. Visi, čia 10 metų visi statė. Jo, šiaip kalbant apie šitą, žinai, tą pradžią tokią, apie vis tiek visi pradeda, visi tokie entuziastingi yra ir tada noras eiti daryti statyti, žinai. Tai vat įdomu, kaip jūsų pradžia buvo, kaip jūs MTB, dviračiai, kalnų... Kaip atradote šitą sportą, susidomėjot realiai? Šiaip daug šnekėjau, tai tu dabar pasakoju apie save. Šiaip tai aš gyvenau Rakantiškėse, kur vieni iš pirmųjų trailų Vilniuje atsirado. Ir mes visą laiką nuo pat vaikystės su draugais važinėdavom ten miškuose su dviračiais, bet aš tuo metu net neįsivaizdavau, kad toks dalykas kaip downhillas egzistuoja ir kad kažkas tai daro profesionaliai ir iš viso rimtai. Ir šitą gal po kokių gerų 15 metų mažiau gal kokių. Aš pradėjau raidinti 14-15. Pamačiau vieną video klipą tiesiog ir supratau iš Jutos, kur šokinėja ten Rampage ar kažkur supratau, kad chebra iš tikrųjų tai daro rimtai, čia kad mes pasistatom kikeriuką ir nušokom 4 metrus ir mums atrodo wow, tai čia nėra wow iš tikrųjų, chebra yra, kad po daugiau šokinėja ir tada tiesiog pradėjau labiau diginti, ieškoti, kas čia kaip vyksta. Irgi buvo atsimint tokia pati problema, kad tiesiog googlinau ir ieškau, nes galvojau, kad bus būrelis, nes tuo metu viskas būdavo būrelis, žinai, nori stalo tenisą žaisti, eini būrelis, žinai, galvojau, tai bus ir dviračių būrelis kažko. Ir aš pradėjau rašinėti ir mane ten tokį biškį, sakė, kad čia toks, ko tu čia ieškai būrelių, tokių nebūna, čia yra individualus sportas, jeigu nori, eini pirki dviratį ir pats įsiminėjai. Ir žodžiu, man tiesiog taip pasisekė, kad vienas iš mano geriausių draugų tuo pat metu irgi susidomėjo tuo pačiu, atrado tą patį daiktą ir mes pradėjom kalbėti, ieškoti, domėtis ir pradėjom važinėti. Nusipirkom savo pirmus dviračius ir pradėjom važinėti, žodžiu. Ir mūsų patys pirmi trailai buvo Rakantiškės, iš tikrųjų. Rakantai. Jo, ten viskas Gepai, kur yra, jeigu kažkas žino. Tai ten buvo realiai mūsų pati pirma trasa, ką mes pradėjom žiūrėti. Ir visas mūsų inspirationas buvo, atsimenu, iš Coastal Crew. Jie tada buvo Cranked 8 filmas ar kažkoks išleistas, žodžiu, kur jie ten statė Gepus. Ir jie grinai raidino kind of dirt jumpus, bet su dideliais dviračiais, su fullais. Ir jie raidino tos tokius, Gepus, žinai. Ir mes labai užsidėjom, kad norim tokio dalyko. Norim jumpų, tokių didelių, ne dirt jumpų, bet kažko tokio miške. Ir pradėjom statyti. Ir ten metai iš metų tie gepai vis didėjo, nuo ten 2 metrų gepų iki 4, iki 6, 8, kol galų gale jau padarėm visai rimtas trasas, sakyčiau. Tai tai tokia mano pradžia buvo su raidinimu ir su trailais, sakyčiau. O taip atradau raidinimą. O tu? Oi, panašiai istorija, čia ta atskiras podcastas. Bet visi šiaip daug dviratininkų ir iš kitų disciplinų. Panevėžy, ką mes turėjome tokią sketchy reiso trasą. Nes BMX-ai šiaip... Taip, aš pradėjau važinėti su BMX-u. Ir
pirmose reiso varžybose 2001 dalyvavau. O. Tai čia mano, tai nuo čia yra oficialus mano karjera, vat, nuo 2001 skaičiuojasi oficiali karjera. Ir aš turbūt, gal tik tai dabar per pastaruosius kokius, sakyčiau, 5 metus buvo, kažkurie metai buvo pirmieji, kai aš nebuvau jokių varžybų startinėme sąraše dviračių. Nes tada važiavau 4 metus reisą, bet iki to reiso mes jau žinojome, kažką žinojome apie tos dviračius. Nes apie BMX-us aš nežinau konkrečiai, iš kur aš žinojau. Bet mes žinom, kad su tais dviračiais čia kažką galime daryti ir mes ten kasdavome kikeriukus ir ten šitą klasiką, kur 2 plytos ir 1 lenta šitas ėjo. Ten školininkų ir desniukų rėmų buvo prilaužyta ir po to kažkur ten susitaupiau už kažkokius tai pinigus, nusipirkau tą BMX-ą pirmąjį, ten tokį 80-ųjų metų turbūt. Old school. Iš plieno padaryti. Jo, chrominis visas blizgantis, atsimenu. Sunkesnis negu dabartiniai baikai. Tikrai. Negu e-baiką. Taip, bet jis buvo tikras BMX-as. Tai čia buvo jau virš visko. Tai nuo tada daug mažiau prasidėjo, o Kazimui tai mes tada irgi kažkokie ten pasiekdavo mūsų video tuo metu, ten Disorderį kompaktą kažkas ten turėdavo, antras Disorderis, Fat Tire Fury. Atsimenu, buvo kompaktas. Šventas. Buvo šventas kompaktas, iš kurio neįsikeldavo į hardą, nes kompaktas buvo biški dochlas. Ten pabraižytas kažką, tai jis būdavo tarp manęs ir draugo buvo ten dalinamasis, kas dabar žiūri šią savaitę. Tai... Mes irgi turėjom tokį kompaktą setą, ten buvo nuo... Kažkodėl neturėjom pirmų 3, man atrodo, Disorderių, bet ten buvo nuo 3 iki 9 ar 8 surašyta ir irgi buvo ten kažkiek tų diskų ir mes visą dalindavomės, visi turėdavo. Taip, tai išėjo, tai ten mes irgi kažką pradėdavome statyti. Šiaip iš tiesų, dar netgi prieš turėdamas BMX, prieš dalyvaudamas 90-aisiais greičiau. Taip, tai dar buvo 90-aisiais. Aš mačiau Panevėžyje, kad chebra važinėdavo ten vyresni su XC dviračiais, tais oldschooliniais XC dviračiais ir jie jau ten iš esmės gana freestylino, nes jie mokėdavo endo, boneit endo ant priekio, ten ant galo, trialinius pagrindinius, ant kažkokį pedal hopą, bunny hopą buvo, kas mokėjo, su XC dviračiu, šituo aukštu rėmu, hardtailu. Ir yra kai kurie dar, kur aš atsimenu video, kuriuos aš esu matęs iš tų laikų ir matydavau, kaip hebra raidina, tai jie, tarkim, ant šito staliuko aukščio borto sugebėdavo bunny hopų šokti su XC dviračiu, kur ten... Tubas, nepamenu kiek toli, bet normalus XC baikas. Sėdynė aukščiau už vairo. Taip. Aš dabar neįsivaizduoju, kaip tai įmanoma, bet taip, aš esu tai matęs ir gyvai, ir tam netgi galbūt dar yra kažkur pas kažką hardė tie video, kur hebra taip tikrai tai darė. Ir bunny hopą šitą Panevėžį, hebra bunny hopą atvežė į Vilnių iš tiesų, nes Vilniuje pamatė Vilniaus hebra, kai jie čia buvo atvažiavę raidinti, kad ten, palauk, jie šaškinė ne abiem ratais kažkaip, bet pirmą priekį kelią. Nes nėra interneto, tu negali paguglinti, kaip, tu tiesiog pamatai gatvėje, kad aš šokiu ir tu tada pradedi galvoti. Kiek priekį pliūdė. Kaip gal? Nes mes taip šokinėjom, bet ten hebra pirmą pakelia priekį ir tada pradeda sukti ten, tai čia tokie, taip iki mūsų buvo, nes mes buvom tokie, tarkim, antroji galbūt raiderių karta Lietuvoje. Nes buvo pirmieji, kur buvo darė vapšė savo dalyką, kuris buvo net neaišku iš ko kilęs, iš ko atėjęs ir tai nebuvo joks stilius, tai nebuvo nieko, tai buvo tiesiog saviraiška. Tokia
Jo, tiesiog skilsai, dviračio valdymo skilsai, kur, neaišku, jie ir Anykščiuose buvo pirmieji, kurie kažką darė panašaus į downhillą, nuvažiuodavo su traukiniu tenais ir nuo šito Biliūno kalno važiuodavo, šitam slėnį Dainavų, kur Devilstone'as vyksta, tenais šone, kur šlaitai yra, nuo tų važinėdavo, tai ten buvo turbūt... Tai grūstus iki ten. Iš Panevėžio važiuodavo siaurukas. Siaurasis geležinkelis. Tai labai lėtai. Bet jau būdavo eventukų, iš Panevėžio būdavo į eventas, kai dafiga hebros važiuoja su siauruku, su dviračiais į Anykščius ir ten Anykščiuose vyksta dviračių žygis ir ten tokia kaip, aš nepamenu ar visą savaitgalį ar vieną dieną, bet toksai būdavo gana fainas eventas, kur dafiga hebros, siaurukas, dviračiai važiuoja. Būdavo visai tikrai gana metų highlightas, nepamenu, ar vieną ar kelis kartus ten teko dalyvauti, bet kai tau yra ten 19, ten iš serijos 12 metų, tai čia yra super cool. Jo, tai ten visi kasimai irgi nuo to prasidėjo, nes mes Panevėžyje dirtų esam, pradžioje, kadangi buvo maiksai, tai dirtai. Ir tada iš reiso, ten pravažiavau reisą gal 4 sezonus ir tada supratau, kad reisas man visiškai neįdomu iš tiesų yra. Ir tada, nes tada Panevėžyje atsirado ir pirmieji streeteriai, tai aš ten iš karto nuėjau į streetą. Nes kai supratau, kad aš čia esu ne vienas, kuriam įdomu triukai, čia yra jau kitų, ten jie važinėjo su MTB baikais tada dar. Bet tada buvo yra, tai reisas out, freestylas in ir tada dirti. Tada buvo kas ten kasėm dirtus, statėm savo chirurgus taip pat, tokiu pat būdu, kaip turim savo spotą, pradedi statyti, tik tai mūsų nugriaudavo ten visus spotus, nes pradedi statyti, ten tada pradedi statyti namą. Pradedi statyti, ten kažkas tiesia kelią. Tiesiog miestas, mes kur nors mes statome miesto krašte ir miestas plečiasi ir toks suvalgo mūsų šitos spotus, jo, bet ten spotų ir čia, po to perskausti į Vilnių irgi čia dafiga visur prikasėm. Tai jo, mes kasdavom dafiga. O kaip jūs pažinot? Turbūt per downhillą. Jo, manau, kad per pirmas varžybas downhillą. Kur čia buvo? Liepkalnį. Pačias pirmas. Aš 2008 ar 2009 buvo. YouTube yra videos iš varžybų, man atrodo, gal ne iškimų, bet... Yra. Vimeo yra. Tikrai yra Vimeo. Bent 2 žinau yra video. Ten buvo žiauriai geras, nes mes iš tiesų Vilniuje downhillą visą šitą pradėjom irgi, visą tą pradėjo streeterių hebra iš tiesų. Ne visa, bet mes tada važinėjom streetą, skateparką, MTB hebra, BMX-erį. Ir mes kažkaip, kadangi visi žiūrėjo visus disorderius, cranked ir visą šitą, aš kalbam, čia Vilniuje mes, Panevėžyje mes negalėjom važinėti, nes yra lygų, nėra nieko. Vilniuje žiūrėjom, čia yra tų miškų ir kažką, ir čia. Tai tas downhillas čia gal ir buvo pora freeriderių jau. Buvo Rokas Maliukevičius ir Zbigas. Bet jo, kad tada buvo... Čia Čelnitas jau buvo raiderių tokių... Jo, tada čia kokie, 2000... Jo, man atrodo, mes 2008 metais šitą pradėjom idėją, gal 2007 metais gal ta idėja mums kilo. Mes tada išvažiavom, iš tiesų, Lietuvos downhillas netgi turi savo datą, kada jis prasidėjo. Nes mes išvažiavom paraidinti žiemą į Karoliniškes ir Pilaitę. Buvo minus... Buvo žiema, buvo sniegas, buvo dafiga minuso ir mes buvom su streetiniais baikais. Aš buvau su BMX-u, buvo hebra su MTB streetiniais baikais 24 colių. Ir mes tiesiog nuvažiavom į mišką pažiūrėti, ar smagu. Tiesiog, ar mūsų čia šita idėja, kad važiuoti nuo kalno su dviračiu yra linksma, ar yra iš tiesų jį veikia ar neveikia. Mes ten nuvažiavom žiemą, nusileidom porą kartų, supratom, kad idėja veikia, yra vietos Vilniuje puikiai tinkamos ir jėga. Ir nuo to raido mes supratom, kad gerai, reikia mums kažkaip susirinkti didelius dviračius. Bet per žiemą tenais rinkomės visi ten didelius dviračius, čia gal tai ir buvo 2007 metų žiema, kad mes 2008 metų sezoną pradėjom jau turėdami hardtailus. 8 metais tam pačiam raidė žiemą irgi varėm į Koralus ir į Pilaitę, bet tai aš pradėjau 8 važinėti, vėlai 8 gale, tai čia jau buvo. Tai čia gal tada ir buvo. Gal tada ir buvo.
Nu, bet čia vat kažkada tokiu... Tai susipažinot per va tą... Ne, gal tada ir susipažinau. Gali būti. Aš iš to raido tai atsimenu, man atrodo, Ženė liktais ir Raiti. Nors ten mūsų daug visai, nu nedaug buvo, bet ten gal iki 10 žmonių. Taip, ten buvo, visai hebros buvo tada. O tai tada per Facebookas buvo, ne? Kada čia... Kažkokio. Tuo metu ten ir buvo, jis atsiradęs ką tik. Tai gero dviračio forumas. Tai mes, per forumą, gero dviračio forumas. Čia forumai, tai pas mane dar gero dviračio forumas. Žmonių, su kuriais esam draugai nuo vaikystės, tai dar yra dalis jų įvesti forumo nikais į telefoną. Jo, nes ten buvo pagrindiniai, jo, jūs vat apie ką nežinote apie forumus. Nes forumai buvo ten daugiau nėra, YouTube'o gal buvo pirmieji, nes ten šitas, kas vyksta čia tai ten vykdavo forumuose, tokia nesąmonė šnekėjimo, tai yra ir nesąmonė šnekėjimo kampelis, ir visiškas flaminimas, vienas ant kito varimas ir baninimas ten nuolatinis userių. Bet taip pat yra žinios, iš kur tu negali žinoti. Ten yra, mes atsimenu, turėjom su Pauliaku ir Gyvenu Raideriu, su kurio Vilniuje studijavom ir gyvenom kartu, tai mes turėjom vieną Shimano BB raktą, kuris buvo Shimano BB įsukti, buvo vienas raktas Lietuvoje ir jis pas mus būdavo ant lentynos padėtas, naudojamas kaip alaus atidarytuvas ir mes jį siuntinėdavom į miestą kaip forumietis, draugelis ten iš Klaipėdos ir iš Kauno paprašydavo, kad man reikia ten tą. Tai Lietuvoje buvo vienas raktas. Jie galbūt du buvo, bet pas mus buvo tas, kur forumo hebrytė žinojo, kad jie turi tą raktą, jeigu ką jie gali įdėti į autobusą ir tu gali prisisukti savo BB, jeigu kažką Jo, ir tu atsinti jį atgal. Tai ten buvo toksai, nes buvo labai, žinai, ten tų raiderių būdavo tokių, kurie tikrai žino, kas tai yra visas šitas downhillas, slopestylas, freeridas. Jų būdavo, 50 turbūt per Lietuvą. Tokių pagrindinių. Kad tiek susirinktų. Gero dviračio mitas susirinkdavo. Ai, gerai. Ten tokių, žinai, bamaiseriam, tabai streeteriai, ten visi tie, kas šitokio extreme sportsų į vieną krūvą sumetus, ten gal netgi 100 surinktum. Taip prie gerų norų, bet jau taip būdavo, bet tu juos visus daugmaž gali žinoti ir visi ten žinodavo, kad čia tas bičas iš Kauno, čia šitas bičas iš ten būdavo, iš kur buvo, Viekšnių hebra? Viekšnių? Nežinau, nesimau. Vizardas, šita Ruslikas. Ruslika nežinau. Ne Ruslikas. Bet ten buvo kaimeliuose užsiveda, kur, žinai, vienas nusiperka, tada jo draugelis pamato ir jie yra 3, kurie ten savo Viekšniuose, turbūt tai Viekšniai buvo, bet kurie yra 3 raideriai iš Viekšnių. Normalus raideriai ten, raidina normaliai, viskas tvarkoja, bet jie gyvena Viekšniuose, kaimelė, kur niekas nieko nežino. Ir tokių įdomių būdavo. Tai downhillą mes grįžtami prie downhillo, tai mes tą raidą padarėm ir supratom, kad gerai, čia kažkas gaunasi. Bet gerai, jūs organizavote tą pirmą downhillą ar... Jo, iš esmės, nes atsirado kaip mytas toks, žinai, varom paraidinti ir tiek, ir tik tai per forumą, žinai. Jo, mes ten pradėjom raidinti, kad čia mes downhillą važiuojam, su tą mintim, kad mes važiuojam downhillą. Greitis. Yra šitas važiuoti greitai. Ir tada atsirado, beveik tuo pat metu išlindo Mantas su Agne, Šnaresys, dar keli, mes juos žinojom forume, bet jie išrindo realiai, jie atsirado gyvų pavidalų, mes juos sutikome ir jie buvo vyresni, nes mes tuo metu buvome gal ten 1-2 kurse greičiausiai, 2 aš greičiausiai buvau, bet mes ten pasaulyje nežinome nieko. O jie buvo jau tuo metu gana vyresni ir jie žinojo dalykų pasaulyje. Ir jie turėdavo kažkiek atliekamų pinigų, nes turėjo tikrą darbą. Ir jie tada sugalvojo, kad mes darom downhillo varžybas Lietuvoje, mes ten visi buvom gerai, all in, važiuojam. Nes jie apsiėmė organizuoti, sukišo savo pinigus, aišku, viskas iš Oska minusą nuėjo, bet prasidėjo. Nes tada buvo pirmasis etapas Liepkalnyje. O tai kaip Liepkalnis su Liepkalniu? Tuo metu Liepkalnis, nes dabar Liepkalnė yra visiškai kita valdžia Liepkalnyje, nes prieš tai buvo
vietinė chebra, su kuria dar išėjo susišnekėti. Aš nežinau, su kuria lengviau susišnekėti su dabartinė, bet jie ten buvo labai skirtingi. Bet mums ten pavyko susišnekėti dėl tų varžybų, nes tas Liepkalnis tuo metu buvo gana apleistas daiktas. Tame dar ten buvo miškų, buvo daug, nes dabar jie turi perstumdyti, ten reljefas iš tikrųjų dabar yra toksai, ten jis slidinėjimui zaibys, bet, o mums ten, ten lygų šlaitai, ten nieko įdomaus. O tada dar buvo daug labai miškelių lykę, labai įdomus reljefo palikta, kur mes galėjom visai įdomių dalykų prigalvoti. Ir ten, kai pradėjom daryti, buvo irgi labai fainas dalykas, kad visa chebra pradėjo lysti, kai mes sakom, mes darom pirmasis Lietuvos Downhillo varžybas. Tada atvažiavo XC Rideriai padėdavo kasti, atvažiuodavo BMX-eriai pradėti kasti, MTB Streeteriai ten užsidėjo ant savo 24 colių stabdžius priekinius. Arba ant breiklės ant abūdų, kažkas padangas susirasdavo. Nes visi važiavo ten į tas varžybas, dalyvavo, registravosi, atvažiavo žiūrėti daug chebros, nes tai buvo pirmas dalykas. Tuo metu visi jau daug maž žinojo, kad downhillas yra iš tų, kas raidina. Ir kad Lietuvoje tai pradėjo vykti, tai buvo gana toksai eventas. Aš gaila, pats nedalyvau tose varžybose, nes aš buvau, iš tikrųjų, aš ir Rokas, iš tiesų tie kurie, vieni iš tų, kurie pradėjom, mes abu buvom traumuoti. Rokas buvo susilaužęs raktikaulį gal Estijai varžybose ar Latvijos, kažkur ten gana plojo neblogai. O aš Ignalinos didžampo varžybose kelių račius buvau nusiplėčęs. Tai aš buvau be kojos, Rokas buvo be rankos ir mes dviese su juo visą vasarą statėm tos trasas, nes mes neturim ką veikti, visą vasarą yra palaidota. Net vienas neturi rankos, vienas neturi kojos, tai Rokas atvažiuodavo mane paimdavo, nes jis galėdavo vairuoti. Ir mes važiuodavom į Liepkalnį ir ten neždavom porą rastų per dieną po biškį nuo to kalno ir ten kažką darydavom. Ir jo, ten prisijungdavo chebros, visą ką gaila, pats tose varžybose nedalyvau, bet tai buvo toksai labai... Nežinau, aš tai atsimenu, ten buvo žiauriai fainas eventas iš tos pusės, kad tai buvo pirmas dalykas, niekas ten nelabai suprato, ką čia darom ir kaip darom, bet visiems buvo tik only good vibes. Ir buvo audra žudikė, ir jo, pirmasis gal Liepkalnyje kiek yra vykę varžybų, tiek ir būdavo audra žudikė, man atrodo. Tiesiog yra savaitė plus 30 geras oras, super, ir tada yra varžybų diena ir ateina audra. Ten didžiausia tų metų audra yra tą sekmadienį. Taip, ir tai buvo gal 3 kartus iš eilės. Man atrodo, gal 3 metus iš eilės. Man atrodo, gal vienos varžybos buvo, kurios nevyko ne vasarą, kurios vyko rudenį, man atrodo, kažkokios vienos varžybos, jos buvo 12. Nes man atrodo, aš jas organizavau tada kažkaip tenais. Nes atsimenu, kad tenais rašiau ir diplominį varžybas organizavau, dar ten kažkas, kad ten buvo jau man... Bet tada bent jau nebuvo audros žudikės. Tai buvo vienintelės, man atrodo, varžybos, kurios praėjo be audros žudikės. Nes iki tol ten žaibai laiko matavimų įrangas, ten tiesiog trikdžiai nusiresetina, ten kažkas ten visą laiką būdavo ten crazy parkas. Bet jo, buvo visai bairis. O šitą augį esi buvęs Visleriu. Jo. Ir įdomu, žinai, šiaip, nes Visleris apskritai kalbant, toks MTB tipo sostinė. Aš tokį kaip Meka, MTB sakyčiau, gal pavadinčiau. Tai vat įdomu, žinai. Tai yra kelios Mekos ir abiejose augis, ten yra beveik visose. Innsbruke nebuvo. Bet prie Zelandijoje Visleris yra, ne? Tai Queenstowną vadina to Southern Hemisphere Visleriu. Tai žinai, šiaip įdomu, kaip ten žmonės, ten vis tiek community, ten belio kokio dydžio turėtų būti visa kita ir kaip drąsos ir panašiai. Community, tai jo, ten tikrai labai didelė, aišku, kas dar prisideda, kad tai yra iš tikrųjų tokie pasauliniai centrai ir ten yra labai daug raiderių atvažiavusių iš visokių šalių, nėra vien tik tai ten jie, pavyzdžiui, kanadiečiai ar zelandiečiai, bet šiaip jo, iš tikrųjų viskas yra labai užsukta ir visiškai kitaip negu pas mus, sakyčiau, ir ta kokybė ir trailų ir visko yra daug didesnė. Aišku, jie tame turi labai daug patirties, pas juos prisimenu, sakykime, kiek jau 30-40 metų tai vyksta, žinai. Tai pas juos jau yra labai daug kartų, jau viskas išdirbta. Ir pavyzdžiui, kalbant apie trailus, tai trailai,
tikrai, sakyčiau, vieni iš geriausių, kur aš esu raidinęs. Nėra taip, kad aš labai daug kažkur visur raidinęs esu, bet kiek esu matęs, man atrodo, bent kokybiškai ir kaip jie stato labai gerai supranta. Labai man patikdavo, kad, pavyzdžiui, kaip jie sugeba padaryti didelius jumpus arba kažkokius tokius sudėtingus feature'us visai netokiais sudėtingais. Kažkaip jie moka labai gražiai, plačiai ir patogiai viską pastatyti, kad tau nereiktų per daug parintis. Ir, pavyzdžiui, ten atvarai prie gepo, kuris yra 20 metrų ilgio, žinai, kas yra mega, bet, nu, tu net nesiparini per daug šokti. Taip pat viskas yra plačiai, patogiai padarytas visokiais keispedais ir viskuom. Čia ir tas tau duoda tokio irgi confidence pačiam savo važinėjime ir taip toliau. Tai va, tai man, bet sakyčiau, patys geriausi trailai, ką aš matęs ir netgi kas labiau patiko negu Whistlerį, tai Zelandija. Aš nežinau, kaip jie ten yra pagavę tą vaibą visą statymą, pačių trailų ir raidinimo, bet jie ten, nu, tikrai stato pačius įdomiausius ir fainiausius feature'us ir šiaip patys bike parkai buvo man linksmiausi, kur aš esu raidinęs tenai. Ir aišku, jie tam labai užsiema, labai daug trailų stato, pavyzdžiui, aplink Queenstowną ten jie daro visą laiką visokius parkus, visokius šiaip atskirius trailus. Tai jie labai užsivedė, yra daug pinigų ir laiko investuoja į tai. Bet ir šiaip Zelandija yra toksai outdoor, toksai kaip locationas, ten ir haikina, ir ten kajakina, ir ko tik nedaro, ir gal jie ant to pasikabinę. Taip, pas jas labai įprasta, pas jas raidint ten ar slidinėti yra visiškai normalus dalykas, kaip pas mus, nežinau, penktadienį nuo įtalaus pageršinti. Tai tiesiog pas jas yra tai įaugę į kraują, kad jie turi realiai visi žmonės turi kažkokius savo hobius ir, kaip tu sakei, dažniausiai būna kažkokie outdoors, kad tu ne namie sėdi, ten neri kažkom užsiemi lauke. Tai tas irgi labai, manau, duoda, kad pas jos biškitas toks suvokimas yra kitoks, tai yra tiesiog įprastas dalykas jiem važiuoti su dviračiu į mišką ar kažkur ten nusileist downhillinių trailų ir tai yra visiškai normalu, kur ten ir vyresni žmonės tom užsiema ir vaikus moko, ten jie ir mokyklose turi programas, kur pavyzdžiui ten žiemą vietoj kūno kultūros varo ant kalną slidinėti, žinai, vasarą lygiai taip pat su dviračiais jie varo, taip. Tai toks, sakau, visai netgi kitaip, sakyčiau, žiūri, pas mus tai labiau naujas toks dalykas palyginus su to, kaip pas juos viskas vyksta. Bet čia ar dėl to, kad naujas, ar realiai tipo kad kalnų mes neturime? Ne, šitas tai faktas, kad labai prisideda irgi pas mus. Sakau, tiesiog pas mus tie tokie outdoors, gal, žinai, pavyzdžiui, ten žvejojimas koks nors įspėja pas mus panašiai big kaip ir Zelandijai, žinai, taip toliau, bet vat grinai tokie sportai ir kažkokie kalnai, taip jau, sakyčiau, kad yra didžiausias minusas, kad pas mus jų nėra. Ypač ir šiaip galvojant, ar tuom užsiimt, ar ypač jeigu nori treniruotis profesionaliau, iš karto labai sunku pasidaro. Tai va, tuo Lietuvoje realiai gyvenant nelabai net gali užsiimti profesionaliai iš tikrųjų. Ypač mūsų sportą ten, XR, ten plentą, tai imk ir treniruokit. Bet ir iš mūsų varžybų matosi, kad mes čia važiuojam visą šeriam tos šaknis ir taip toliau ir tada nuvažiuojam į atitinkamas varžybas. Čekija turbūt pagal mus yra vienas geriausių destinationų tokiam downhill enduro. Ir pamatom, kad ten trailai yra visiškai kitokie. Ir, pavyzdžiui, ten, kur žemės šaknis, tai mes pravažiuojam, žinai, panašu į mus. O kur tik akmenis, mes stojam, žiūrim, neturim visiškai skilo. Bet žinai, ir tada susitinki, žinai, žmogų pakalbė ir sako, tai čia man mokykla, parašiau, kad penktadienį varžybas važiuosiu, tai ten nuo pamokų atleidus, palinkėjau sėkmės ir... Važiuok, įgreičiau. Tai toks irgi požiūris. Pas mus dabar iš tiesų per pastaruosius turbūt 10 metų užprogresavę, kadangi yra labai patys dviračiai. Jo, dviračiai technologiškai. Jo, nes tu lyginant su to, kaip tu, tarkim, pasiėmęs ten 2006 metų Big Hitą, su juo, tu nieko nepadarysi atvažiavimą žemyn nuo kalno. Net ir ten tie patys, kas ten būdavo vadinami trailiniais dviračiais, ten jie, į kalną neužvažiuosi su juo. O dabar tu gali su tais dviračiais važiuoti į kalną, nuo kalno užminti, numinti, plus e-baikai, tai jie tau, žinai, jie atrakina daug didesnę teritoriją, kai tu gali ir tą patį mūsų reljefą, tu gali protingai vedžiodamas trailus, tu gali išnaudoti super. Ir plus tu gali, galbūt neprofesionaliam sportui,
Žinoma, tu negalėsi varžytis su tais, kurie treniruojasi Užauga Alpėse. kalnuose. Taip, kurie ten turi šalia Alpės su bike parkais. Tai ten jau šitas nebus taip lengva, bet bendrai išvažiuoti į mišką ir smaginti su dviračiu, kad tiesiog smagiai raidant, tai tikrai galima, dar turime labai daug ką atrakinti čianais ir taip pat čia vienas iš šitų uždavinių, kurį aš jau daugybę metų bandau vat ir atsakyti ir iš trailbuildingo pusės ir bendrai iš MTB. Kas yra tas lietuviškas MTB? Ką mes galime Lietuvoje, nes mes tikrai Lietuvoje galime raidinti. Kažkokią savo atrastą. Jo, nes mes, tarkim, jumpline. Pas mus jumpline, mes visi turime visko, ko reikia jumpline. Jo, Jumpline, flow trailam, rockgardenų gal neturėsim, nes mes tiesiog natūraliai neturim akmenų. Taip. Bet tie, kas turi akmenų, pavyzdžiui, aš stačiau Madeiroje trailus. Tai ten tu negali, ten apie jumpline'us nėra kalbos. Nes ten turi 10 cm akmuo su moliu, o po apačia yra akmuo ir tu net neturi iš ko padaryti tą kikerį. Ten mes statėme 5 km trailą rankomis ir ten kikerio nei vieno gal nepastatėm. Nes jo tiesiog nėra iš ko padaryti. Tu neturi tiek medžiagos apie landingo sukasimą, tai kad čia mes galime ateiti dviese rankomis sukasti ten 1,5 metro aukščio landingą tiesiog per vakarą. Tai čia yra, čia daug, čia tie, kas turi rockgardenų šitą, jie dažnai neturi, nes tau, kad ten pasistatyti šitos landingus, ten reikia siaubingai daug darbo. Atsimenu, mes prieš daug metų su Keliu darydom tokią mini-series, Monday Funday, kur nufilmuodom, kaip pasakom kažkokią trailą dalį ir tada paraidinam. Ir atsimenu, po visais tais video būdavo žiauriai daug komentarų, kad mes gyvenam geriausiai šaly pasaulyje, nes turim tą molį su smėliu maišytą, kur tu tiesiog kaip smėlio pilis gali, žinai, lipdyti ką nori. Ir mums visi visako komentuodavo, kokie mes esam laimingi, žinai, laikyti, kad mums pasisekė, kad mes gyvenam čia ir galim iš tokių žemių daryti ką nori. Nes visur kitur visas pusvas, kad sako, va, šitą kastuvą įkišu 15 cm ir viskas, tipo, nieko daugiau nepadarys. Tai va, šiaip įdomu, kalbant apie tą Lietuvos ateitį ir šitą sportą. Įdomu, kaip jūs jį matot ir užsiminėt apie jau tas trasas, viską, kad gal kokie jumpline visą kitą. Šiaip apskritai, žinai, kaip tą bendruomenę kurt, kaip ją... Tai kuriant tokius, nes tada anksčiau, iš tiesų anksčiau, kai buvo pirmosios varžybos, pirmieji mes padėjom, tai buvo, ta bendruomenė buvo labai artima iš tiesų. Tai buvo labai maža, tai dėl to ji buvo gana maža ir jau buvo labai artima, nes tai būdavo, kad jeigu tu pamatai mieste ten kažką važiuojantį su freeridiniu dviračiu ar ten downhillu, tu negali nežinoti jo, nes tų dviračių yra 5 Lietuvoje. Ten full suspension yra, aš atsimenu, kai buvo pirmasis Battle Rocketas šito šnarėse. Nes ten būdavo, tai buvo didelės žinios, nes mes Panevėžyje, atsimenu, dar raidinom, streetinom ir kažkas atvarė, sako, jūs neprimena, tai forumo kažkas full idėja. Ką? Forumo full idėja. Jo, nes į bike checkus kilti kažkas įdėjo full suspension, ir ten tikrą full suspension. Crazy, čia nesąmonė, čia wow, full suspension, čia wow. Ir ten visi buvo... nors gyvai matė, ar čia tikrai tas daiktas yra čia iš Lietuvos, čia ne iš užsienio kur nors bičas, čia Lietuvų. Tai buvo toksai, tai tas būdavo, kad jeigu tu jau esi toje, tai tu ten labai greitai susipažįsti su visais kitais. O dabar, kadangi yra tai daug platesnė ir daug kas važinėja atskirai kažkur, kadangi yra ir iš tiesų ir spotų daug, ir tų pačių raiderių yra gana tikrai daugiau, nes dabar jau tų raiderių, manau, 100 ar gal 1000 gali būti. Mes nežinom.
Nes jie visi yra kažkur. Mėto tą. Taip pat, žinai, man tas ir yra, kad kažkaip visi kažkur atrodo kažką. Nu, aš galvoju apie šitą, mes irgi esame biškai kalbėję apie šitą ir dabar aš šiandien tai pagalvojau naują tokią mintį, kad mūsų sportas yra toks visai individualus. Ir dabar jis visai būmina, va čia per visą tą COVID ir viską, kai žmonės labiau išėjo kažkur kažką veikti, kad namie nesėdėt, žinai. Ir aš galvoju, kad yra daug žmonių, kur mums atrodo, kad jie būtų gal visai potencialūs ten sportininkai, raideriai ar kažkas, bet jie galbūt net nėra susidomėję pačiu to downhill ar kažkom. Jie tiesiog va yra dviratis ir jie važiuoja kaip hobį, va tiesiog pasivažinėti į mišką. Jis niekad, žinai, net negalvoja raidinti kažkokias rimtas trasas, sakykime, ar kažko, gal kai kurie ir prisibijo, žinai, taip toliau, nes tai vis tiek ekstremalus sportas. Aš galvoju, gal tas toks yra, kad atrodo, kad yra kaip ir daug naujų raiderių, tu vis pamatai kažkur mieste pravažiuojančius tais fullais, ten e-bikais ir taip toliau, bet jie vis kažkaip nepasirodo spotuose, neatvaro į kažkokius eventus, žinai. Ir aš vis sakau, galvoju, kodėl čia taip yra, galbūt tiesiog yra tam tikras tipas žmonių, kurie net ir nelabai nori būti to dalimi, žinai. Bet tai taip pat informacija, žinai, dabar Informacijos trūksta, aš sakyčiau, kad labai trūksta, kiek aš kalbėjęs. Jos yra labai daug. Jos yra labai daug ir neaišku. Ai, tu turi minėti apie patį raidinimą, taip? Ne, bendrai, nu, tu... Bet, pažiūrėjau, informacijos apie trails ar spotus, kur raidinti ir kažkokius eventus nėra. Taip, nes tu iš tiesų irgi, nes mes vis dar esame, žinai, ta mūsų tokia core hebrytė, tai iš esmės ji yra daugmaž ta pati. Nu, tai nėra ta pati, aišku, ten yra kartos keičiasi, bet vis tiek yra tie patys spotai, tie, kurie žino, žinai, žmonės, kurie raidina prieš 10 metų, jie vis dar žino, kur yra tie spotai, kas čia yra, kaip čia važinėti ir kas čia vyksta, bet nauji žmonės, kurie galbūt atrado tą sportą ar užsienyje būdami, ar aš turiu draugų, kurie nieko nesusiję su jokiais ekstremaliais sportais, kurie atrado dviračius ir nes jie nuvažiavo kažkur su savo draugė į Italiją ir ten buvo šalia bike parko ir kadangi nebuvo ką veikti tuo metu, jie išsinuomavo dviratį ir nuvažiavo ir suprato, kad wow, čia crazy, aš myliu šitą dalyką. Ir jie tada, žinai, jie myli tą dalyką, bet jie grįžę į Lietuvą, jie nežino jokio, žinai, o kas čia, kur? Nes mes tai žinom, kad yra ten Belmontas, Molynė, Karoliniškės, Kaunas, kažkur spotai yra Vilniuje, yra Chebra. Ir žinom, kad yra Ignalinoje varžybos, Kaune varžybos, kažkas vyksta ir kur ten galima važiuoti ir mes ten atvažiuojam, ten iš karto, žinai, turim 50 pažįstamų veidų, su kuriais ten smagu leisti laiką, o to, kai tu esi naujas žmogus, tu net nežinai, nuo kurio galo pradėti, žinai, tu važinėjai ten vieną savo miške, kur gal ten smagu, bet tu nežinai, kur išeiti iš to. Tai va, aš labai tikiuosi ir Saulėtekis, tikiuosi šitoje vietoje labai pasitarnaus, nes tai yra, mes ten ir stengiamės tą daryti jį statydami, kad būtų kuo platesniam ratui, kuo platesnis ratas raiderių tenais atrastų, ką tenais veikti. Bet ir šiaip dabar daug vaikų kažkokių atsirado, daug raidinant, kol jūs dar ir statėt tą sportą visą. Tai kol mes statėm, tenais nuo ryto eina pamainom, ten iš tiesų tuščia būna apie taip kokią tarp 11. Taip, nes būna kas ryte būna atvažiuoja, ten kažkas ant į antrą pamainą į mokyklą. Tada per pietus atvažiuoja tie, kurie ten freelancina, arba vaikai, kurie ten... Arba per pietų pertrauką irgi jau ten 12:01 atvaro hebrytę. Jo, nes tada matosi, kurie dirba iš namų, kas tenais atvažiuoja dar pusiau šnekėdami telefonais vadybininkai. Kurie dirbu, ten ir su telefonu šneka, atsistojo pusę valandos, nes taip, toj prie kompų būsiu raidinį. Ir vakare ten, aišku, bet jis toks, ir ten irgi yra tas pats, kad tie žmonės, vieni važiuoja ryte, kiti važiuoja po per pietus, kiti važiuoja ir jie prasilenkia kartais netgi tame pačiame spote. Tai aš tikiuosi, kad, žinai, tas spotas kartu sutrauks daug skirtingų, nes tai bus toks vienintelis spotas, kuriame tu gali turėti ir BMX-erius, ir XC raiderius, ir downhillerius. Ir visi jie tame spote kažkaip susitinka ir tu ten gali, ir tame vyksta šitas, kad tipo, tau patiko, tau čia jau per maži šuoliai, tu
sužinai, kad yra Belmontas. Ja. Ir gal davai varom į Belmontą, mes tau parodysim. Bandysim. O tau čia patinka čia tu norėtum daugiau akmenų ir kažkokio downhill, tai yra Ignalina, tai davai, Ignalinai bus eventas, važiuojame į Ignaliną, tenais bus cool ir tada, žinai, vis tiek tu esi jau matęs žmonės, matai, kas per Hebra, tai tau į tą pačią Ignaliną ir Belmontą važiuoja, tau yra, ne tai, kad ten atvažiavai vienas ir tada žiūri ir tu net nežinai, nuo kurios vietos čia visko pradėti. Ir čia kas čia, kaip čia to keltuvu naudotis, ir čia Belmonte, kas čia per gepai, ką čia daryti. Vis tiek tu atvažiuoji jau su Hebra, jau pažinodamas, kur tu pažįsti. Vieta susipažinti, pradėti raidinti ir paskui toliau jau žinai. Taip, nes po to tavo informacija, tai vis tiek iš Hebros ateina, iš tavo draugų, su kuriais tu važinėjai, tau yra kas pasako, kad kas daugiau patyręs, tau gali į tos pačius roadtripus tave pakviesti, kur nori važiuoti, davai, yra vietos, važiuojam. Bet ir tas, aš manau, kad ir saugiau vis tiek atrasti tą sportą, nes tada jau Hebra žino kaip parodyti ir dar kažką. Jeigu mato, kad jau labai blogai darai kažką, vis tiek prieisi žmogui pasakysi, kad ten... Taip, mes ar kažkokius bent jau elementarių... Be šalmo. Mes saugiu, bestatydami saulėtį, kiekvieną dieną prisižiūrėdavom Bet aišku, vaikai tenais, jie nežūna, jie šiaip turėtų žūt visi. Žūt visi. Nes tai jų kūnas greit prisitaiko. Jie iš tiesų per jumplinus važinėdami mes tiek kartų ekskavatoriai sėdėdamas. Ai nieko, jis kažkaip ten išvažiavo, kažkaip kreivais nausdaivais eina be kontrolės, ten sėdėdami ant sėdynių ir pedalais, taip, net neplokščiai ten kažkaip atvažiuoja ir nuvažiuoja. Tai ir tokių irgi, žinai, kur turėdamas kažką šonę, kad sakai, davai, kojas taip sėdynė žemyn ir biški ten tvirčiau tą vairą laiky. Gal tik tai to reikia, kad mums susiprasti. Ir, šiaip bendrai rasti draugų ir bendraminčių, kurie padės, kurie ten, žinai, jau čia kaip mes, kurie čia daugybę metų tą daro, kurie tau greitai gali pasakyti, kad ne, tau net netokio dviračio reikia, tau ten ne... Nes ten, aš noriu downhill'ą. Nusipirkti ir jumpą. Arba ten, aš noriu... Nes... Jo, arba atvirkščiai, žinai, tipo, kiek tu čia sutaiksi baiko raidinsi, pirk downhill'inį baiką, nes ten... Jau senai skilsas aukštesnis nei dviratis. Tai iš tikrųjų labai fainai, kad atsiranda tokios vietos, kad statot ir kad kuriam tą bendruomenę, man tai kažkaip tas yra labai juda į priekį po truputį juda. Ir mes taip atsiradom kažkaip iš realiai, nežinau, YouTube'o, kažkas pamatė, man atrodo, aš tai iš Molynės, mes ten draugelių. Aš Bernatone iš viso atradau dviračius, ten, nežinau, prieš 5 metus. Tai irgi įse. Turėjau kažkokį treką seną hardtailą. Neseną, normalų. Taip, hardtailą. Ir atsirado Molynė. Na, Molynė, wow, ir tada mes pradėjome Molynę radinti ir atsirado visi video, visas kontentas ir taip. Taip, tasme, kuo daugiau tokių atvietų, kur reikia spotų ir vėl, Molynė yra toks vienas iš tų vienintelių realiai tų spotų, kuris kažkas official buvo ir kažkiek apie jį buvo iškomunikuota. Nes didžiausia problema, ką aš dabar supratau, kiek aš kalbėjau su vaikais ar ten kitais raideriais, kas, pavyzdžiui, Saulėtekį atvarydavo, kai aš klausdavau apie trailus, jie realiai nežino jokių spotų. Jie žino Molynę geriausiu atveju, Saulėtekį, geriausiu atveju Koralus. Ir Antakalnis, tai Antakalnis tiesiog takelį, nelabai ten jie, aš manau, kad ir žino tų spotų iš tikrųjų, jie žino tiesiog, kad ten galima raidinti. Ir dar kartais ant kokios Rakantiškės, bet ir tai, realiai žino Molynę, Saulėtekį ir kokius Koralus. O tų trailų yra daug daugiau, tai čia irgi yra viena iš tokių problemų, kodėl ta Hebra nesusirenka ir atrodo, kad jos gal ir nėra ir neraidina, nes jie tiesiog nežino iš tikrųjų, kur raidinti. Mes kažkaip ir bandom tą žinomumą plėsti, taip toliau. Tai gerai, ačiū labai, kad sutikot pakalbėti. Buvo gerai, linksma. Labai smagu. Tokį iš kitokios pusės pašnekėti, nes mes pradžiai šnekėjom apie mus ir tada sekantis mūsų podcastas buvo apie plentą. Kur mes esam ten downhill enduro komanda ir šnekam su ten plento veteranu. Gerai, tai ačiū labai. Jėga. Paspaudžiu rankas. Buvo geras. Jėga. Labai.
Ačiū. Mes tęsim darbus, jūs irgi tęskite darbus, nes čia tai, ką jūs darote, irgi labai gavos. Galima savo.